Labas rytas, Ernestai. Tai labas rytas, iš tikrųjų, smagu, kad pasijungėte ir, žinote, galvoju, apie ką pasidalinti, kas būtų aktualiausia jums. Bet tiesiog va tokį gavau impulsą, kad tiesiog dalintis tai, kas ateis ir ką patyrėme mes Tailande. Žinote, šita stovykla buvo vedama Gautamos Budos ir Gautama Buda mane jau 2 metus vedė nuo Sedonos. Nuo Sedonos toliau vedė į Indiją ir iš Indijos į Tailandą. Ir Tailandė turbūt po savaitės laiko pasakė, kad daugiau aš tavęs nenukreipsiu, kur tau vykti, daugiau negausi tų nurodymų, kur tau reikės, reiškės, išskleisti tam tikrus dažnius energetinių žemės erdvėj, bet aš tau įdedu savo sąmonės dalelytę, toj vietoj krūtinę, ir tu galėsi visur jausti mane ir su mano sąmonės dalelytė naviguoti savo realybėje. Laba diena. Labas, Daivutė. Ir žinote, ir tai, kai įvyko tada, aš visai užmiršau apie tai. Ir paskui grįžus į reiškia namo, jau čia po to mėnesio laiko, kadangi mes užstrigome Tailande, per mentorystę, kai paleido, reiškia, iš mano kristalinio lauko į merginų kanalus paleido kristalinės dalelytės šviesos kodų, pajutau Budą, bet kažkaip įdomiai aš jį pajutau ir jis pradėjo aktyvinti merginų struktūrose šviesos kodus ir tada pamačiau, kad jis veikia per mano tą krūtinės dalį, kur įstatė savo sąmonės dalelytę. Tai mes kaip žmonės, žinote, mes galim daug dalykų ar ne per srautus gauti, bet kartais mes, jeigu neužrašome, užmirštame, bet tiesiog eiga, mūsų kūnas, fizinis, visą laiką atspindi tai, kas vyksta su mumim subtiliuose lygmenyse. Ir žinote, ir kas yra įdomiausiai, kad absoliučiai mūsų fizinis kūnas turi visus dažnius, visatinius ir kosminius dažnius. Ir už visatinius dažnius mūsų kūnas turi. Tai kaip yra svarbu jausti savo kūną. Tai, žinote, Tailando žemė priėmė labai gražiai, labai, kaip pasakyti, tėkmėje. Taip lengvai viskas tekėjo, kad net pačiai buvo labai keista, vat, darai atrodo darbus tuos žemiškus, organizuoji keliones ir vis tiek viskas tėkmėje. Man pasijuto tai, kad aš atvykau kaip į namus. Man ta žemė kaip namai. Ir tokį lengvumą nuolatinį jaučiau. Ir žinote, gamta, visas susijungimas visur keliaujant, davė, aš dabar kalbu tik apie save, davė labai daug impulsų, suvokimų ir tuo pačiu tas pats užstrigimas Tailande, dėl ko mes užstrigome būtent dėl karo, išjaučiau viską absoliučiai savo kūnu, kolektyvinę sąmonę, visą tą griūtį, kuri vyko. Tiesiog vienu metu galvojau, kad mano kūnas sugriūs visiškai, kai mes buvom jau užsilikę Tailande. Ir aišku, kaip ir visą laiką, stovyklos visą laiką būna unikalios, būna visą laiką procesai vieniem gilesni, kitiem galbūt mažiau gilesni, bet šitos stovyklos grupė tai buvo, sakau, tokia wow, buvo viskas taip ėjo tėkmėje, gylyje. Ir aš vienu metu tik buvau biški, aišku, sunerimusi, kai atšaukė mūsų skrydžio reiškia tos skrydžio bilietus, sunerimus, kad toks darbas padarytas per tiek dienų, per 2 savaitės, kad jisai neprarastų vertės, ką mes patyrėme. Aišku, kokias galbūt 2 dienas buvo įneštas chaosas į tą mūsų bendrą lauką, kadangi neišskrista buvo žemiški visokie įvykiai, bet žinokit, po tų kokių 2 dienų labai gražiai susidėliojo visom merginom tai, ką turi patirti. Matau, yra Jovita pasijungusi, Jovita išskrido vienintelė iš mūsų grupės, jai reiškia, nereikėjo nieko patirti tame sluoksnėje, bet jinai labai daug prisidėjo prie padėjimo merginom, kai reikėjo kitus bilietus pirkti, vizas daryti.
Tai, tai žinote, ir likom reiškia visi todėl, kad mes turėjom tai patirti, tą būti ekstra 10 dienų. Ir manau, kad kiekviena gavo tai, ką turėjo gauti, kiekvienai atėjo tas dar didesnis gylis, dėl kurio aš, kaip ir sakau, buvau sunerimus, kad prarasim tą, ką patyrėme, bet iš tikrųjų įėjom dar į gilesnį gylį, dar į gilesnius sluoksnius ir į savęs suvokimą ir savęs pažinimą. Tai iš tikrųjų begalinis dėkingumas už tai, kas vyksta, už tai, ką paduoda, ką aplinka transliuoja ir kaip mes galime tai mokėti ir gebėti įlieti į savo gyvenimą, į savo kasdienybę, tai, kas su mums vyksta. Svarbiausia išlaikyti tą dažnį, ar ne? Šiandieną ryte mes gėrėm kakavą, sūnus, mano vyras ir sūnaus draugas. Ir iš tikrųjų labai, tie srautai didžiuliai įsisuko ir sako, kaip Rita, kokiame mes dažnė esame, sakau, esame virš 13D, nes sako, jaučiu tokią tyrą energiją, sūnaus draugas. Ir aš sakau, žinote, tavo būseną žmogus turi išmokti, gebėti įskleis savo kasdienybėj, tą tyrumo būseną, kad išoriniai veiksniai, kurie yra mūsų neatsiejamoji dalis ar ne mūsų kasdienybė, jie neįtakotų mūsų realiosios esmės, kas mes esame. Kad mes galėtume su savo vidiniu dažniu, su savo vidinė jėga, tuos dažnius pakeisti, tuos išorinius veiksnius pakeisti tuo dažniu. Tai tokie įdomus patyrimai su mūsų kūnais. Toliau, žinote, buvo labai įdomių patirčių. Gautama Buda, aišku, jis labai daug dirbo su mumis, įliejo labai daug visokiausių šviesos dažnių, suaktyvino ir manau, kad merginos tikrai grįžusios jaučia pokyčių savo gyvenime. Ir įdomiausia tai, kad susipažįsti su tokiom būtybėm, kurių nepažinojai. Susipažinom, nežinau, kaip kiti gal žinote ar ne, Garuda yra vienas iš šviesos būtybių Garuda. Jisai pasirodo yra višnų nešėjas. Aš pirmą kartą jo energiją pajutau ir iš tikrųjų labai įdomiai jinai atėjo į mus, atėjo per mano vyrą, per tam tikrus dažnius, paskui jo Vita užtvirtino, parodė, kaip jis atrodo, nes aš jį kaip pamačiau su didžiuliais sparnais, bet pamačiau, reiškia tą jo ašį pamačiau kaip Kleopatros vaizdinį. Įdomiausiai buvo, kad būdami Tailande labai daug ėjo Egipto informacijos. Aišku, iš pradžių, kaip visą laiką mūsų ar ne, kažkaip nesusidėliojo tą puzlę, bet paskui labai aiškiai parodė, kad ar ne, kad visos 4 kryptis mūsų žemės, jos apsijungia šviesos būtybės. Tai reiškia nesvarbu, ar tai Buda, ar tai Jėzus, ar tai ar ne Mekmedas, nesvarbu kokios šviesos būtybės, jos apsijungia į vieną bendrą žemės virsmą, evoliuciją. Tai reiškia padeda mums evoliucionuoti, padeda mums ar ne priimti tuos šviesos kodus ir su jais keliauti toliau. Aišku, per tas sąmonės, kurios yra pralaidžios priimti tą informaciją ir tuos dažnius. Ir labai gražiai parodė, kad visos kryptis apsijungia rytai, vakarai, pietai ar ne šiaurė, viskas veikia per vieną. Tik tai žmogus galvoja, kad yra atskirtis tenai vienas dievas, kitas kitojo ar ne dievo šaly. Ne, visos sąmonės, kurios yra aukštesnio dažnio negu žemės erdvėje, jos apsijungia į vieną bendrą veikimą dėl žemės evoliucijos ir dėl naujos realybės kūrimo. Tai buvo su Garuda tokia įdomi patirtis. Reiškia, Garuda tai viena iš šviesos būtybių, kuris vežiojo Višnų. Višnų, ar ne? Žinote, dievas Višnų yra palaikytojas. Tai pirmą kartą su juo teko susidurti, įdomu, žinoma, jis lydėjo mumis stovyklos metu, net nusipirkom statulą, mes jo parsivežėm namo. Ir kol kas jaučiasi jo energija, o kiek jis kartu bus, mes dar negalim pasakyti. Toliau, aišku, Kleopatra. Kleopatra tai labai jinai atspindėjo moterišką energiją. Tai ta moteriška energija buvo sujungta labai gražiai su vyriška energija.
Ir pati pradžia netgi mūsų stovyklos ir prasidėjo nuo moteriškos energijos, jungtis su vyriška energija. Ir kai tai įvyko, viskas pradėjo labai gražiai skleistis. Ir procesai prasidėjo kiekvienoje merginoje pagal savąjį dažnį, pagal savąją tą evoliucijos kelią. Ir aš galiu pasakyti, aš pati savyje labai daug matau pokyčio, kas liečia, pavyzdžiui, moterišką energiją. Noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, moteriška energija tai nereiškia, kad tik tais moteriškumas turi atspindėti moteryje. Ne. Moteriška energija yra labai svarbu turėti ryšį su žemės energija. Man tai yra labai svarbu, todėl kad aš esu kosminė siela, kosminė ta dalis, kur labai mėgstu būti kosminiai erdvėjai. Todėl man labai svarbu žemės energija, tai to pačiu moteriška energija apsijungti į tą vienį su žemės energetika ir nebūti tik tai kosminėje erdvėje. Tai kam būna panašiai kaip man, suvokti turite tai, kad moteriška energija ne tik taisi mūsų žemės erdvėje būti moteriškai. Reikia turėti ryšį su žemės energija. Tai reiškia su motina žeme turėti ryšį. Tai va, dabar kas toliau, žinote, energetiškai, ar ne? Energetiškai, kaip ir sakiau, tai buvo lengva tam Tailande. Net negaliu, žinot, visą laiką būdavo lengva, labai lengva visą laiką Europai. Europai visą laiką lengva, nes mes kažkaip žinom, patiriam tam tikrus ar ne procesus, įvykius, rautus ir yra lengva. Atsimenu, buvom prieš metus, mes Indijoje buvo toks chaosas kėlė viską, nes buvo labai aktyvas didelis. O Tailandas taip atrodo, kad laukia mūsų atvykstant ir mes padarėm tam tikrus darbus kaip sąmonės bendrai apsijungusios ir leidom į kolektyvinę sąmonę atlikusios tam tikrus darbus. Visi kartu mes atlikom ir leidom į kolektyvinę sąmonę. Ir žinote, ir va tie visi procesai, kurie vyksta žemėje, ar ne, tai parodo, reiškia, veidrodžiuoja dar ant kiek kolektyvinė sąmonė yra atskirtyje. Kolektyvinė sąmonė atskirtyje, bet viskas eina link to, kad išsigrynintų žmonija, išsigrynintų kolektyvinę sąmonę, kad baigtųsi tai, kas vyksta mūsų pasaulyje, mūsų žemėje. Tai va. Dabar dar šiandieną, žinote, norėčiau papasakoti, šiandieną ryte atsibudau kokią 6 ryto, dar vis neina normaliai miegoti, nes 3 visą laiką prabundi, bet šiandien buvo 1 naktis, kai 3 prabudau, nuėjau į tualetą ir jau nuo 3 galėjau taip lengviau užmigti iki 6. Nes visos kitos naktis buvo 3 prabundi ir viskas, ir tu darai, ką tu nori, nes tas laikas skirtumas toksai didžiulis, bet jau šiandien buvo biškutį geriau. Tai ryte, kai atsibudau, tą 6 ryto, krūtinėje pajutau sferą. Jinai nedidelė ta sfera ir ją matau tokią skaidrę su mažom kristaliniam dalelytėm. Ir labai jaučiu stipriai kūrėją savyje ir klausiu kūrėjo, kas tai yra, ką ta sfera reiškia su tom kristaliniam dalelytėm. O jisai man ir sako, tai yra visų sluoksnių kristalinės dalelytės. Visi tie sluoksniai yra dabar tavo krūtinėje. Ir kai tu aktyvini, rezonansas vyksta su tavo fiziologija, tu aktyvini tą sluoksnį savo realiame gyvenime. Tai reiškia, nesvarbu, kas tai bebūtų, tai gali būti dieviškų sluoksnių kristalas, tai gali būti tam tikros dimensijos sluoksnis, kuris reikalingas išeiti į erdvę. Visiškai nesvarbu, svarbiausia, kad būtų rezonansas su tavo fiziniu kūnu. Nes jeigu nėra rezonanso su mūsų fiziniais kūnais, mūsų sąmonė jinai neturi, reiškiasi, tiek pajėgumo išnešti mūsų realybę. Jinai išneša į mūsų lauką energetiką, bet į realybę išneša mūsų fiziniai kūnai. Absoliučiai fizinis kūnas, jis turi turėti rezonansą su viskuo, kas vyksta su mumim. Ir aišku, tai nėra, man dabar atrodo, kad tai nėra sunku, tai yra lengva ir paprasta, bet galbūt ne visiems taip gali atrodyti. Gali atrodyti, ar ne, kaip aš pavyzdžiui sakau, ar ne, nuskaitai tu erdvę, matai, kas vyksta, visą tą subtilų į pasaulį matai ir tai, sakau, atsimerkit ir pažiūrėkit, tai nėra sunku. Bet kitas žmogus sako, jo, tau nėra sunku, bet man tai yra galbūt sunku.
Bet kas yra, tai čia reiškia, mes turim ugdyti ne tik tą matymą, bet vidinį pojūtį, ar ne? Vidinį pojūtį. Aš tik noriu pasakyti, ar ne, dar truputį apie vyrišką ir moterišką energiją, ar ne? Nes man labai dabar įdomu, aš domiuosi tai, kaip veikia vyriškasis ir moteriškasis pradas ir kaip jisai veikia mūsų realiame žemiškam gyvenime. Žiūrėkite, moteris, jinai net savęs negali pažinti iki galo, nors ir vyras gali nepažinti kaip sąmonės iki galo. Nes kodėl? Nes nėra užbaigtumo. Mes visą laiką evoliucionuojam. Nėra užbaigtumo. Bet ką aš noriu pasakyti? Moteris, jinai negali savęs nuspėti, negali žinot, kas įvyks, nes jinai yra tiesiog jausminė struktūra. Jausminė struktūra, ar ne, tai yra gamta. Žiūrėkit, ką daro gamta, ar ne? Jinai va šiandieną šviečia saulė ir moteris jaučiasi gerai. Gal po pietų išeis uraganas. Ir ką moteriai reikia daryti? Reikia jausti save. Jausti save, nenuneigti to uragano, o tiesiog jausti. Kas vyksta su vyrais? Vyras, ar ne, yra logika. Vyras yra miestas. Žiūrėkit, turim žemėlapį ir einam į miestą. Juk nepasiklysim turėdami žemėlapį, ar ne? Vyras yra logika, pas vyrą yra taip. Vyras turi tam tikras vertybės, turi savo, reiškiasi, savo lauką, iš kurio jis keliauja į savo miestą. Pas jį gali vykti tam tikri procesai sąmonės evoliucijai, bet pas jį yra toksai kaip ir tikslingumas pas vyrą, netgi vertybių tikslingumas, kurios galbūt kinta nuo sąmonės evoliucijos. O pas moterį viskas vyksta taip, kaip vyksta gamtoje. Tai va, ir man labai dabar taip įdomu tyrinėti tą vyrišką ir moterišką energiją ir kai realiai susijungia į tą žemišką gyvenimą. Gamta ir miestas, įsivaizduojat. Dvi tokios dalis ir kuriom reikia išmokti komunikuoti. Ir reiškia, vyras turi suvokti, kad moteris tai yra jausmas. Jausmas bet kur. Moteris turi suvokti, ar ne, kad vyras turi savasias vertybės, jis turi savo kryptį pagal tą sąmonės dažnį, kuriame jis yra dabar. Ir kai tos dvi dalis apsijungia, jos, suprantat, lieka viena sfera ir jinai gražiai gali labai iškomunikuoti, gali susijungti visiškai pilnai su visomis jungtimis ir išnešti didžiulius dažnius, ne tik tai kaip pora, bet aplamai kaip yin ir yang pradinė energija, kuri ateina iš kosminės erdvės. Tai aš čia dabar pasidalinu tai, kas paskutiniu metu įvyko, man grįžus atėjo kokie suvokimai. Ir dar toliau, kas vyko Tailande, reiškia, turbūt buvo prieš paskutinės dienas, neprisimenu, kurias jau tiesiog aš gulėjau, dar pasidalinsiu, kad žinotumėt, kodėl aš jau gulėjau ant pilvo, nes atvykusi Tailandą man vis vieną ausį nuo skrydžio užgulė. Užgulė dešinę ausį. Dešinė ausį, tai žinot, yra vyriška dalis. Tai va, o dar, kad suprastumėt, kodėl tai vyko, kai atvažiavo mes į Tailandą, aš supratau, kad vyrui sakau, tu turi būti mano kairiai pusiai, nes tu turi suaktyvinti mano visiškai pilnai moterišką, reiškiasi, pradinę energiją, kad jis įeitų į žemės erdvę. Tai reiškia susijungti su motina Gaja, nes aš per daug kosminiai erdvėjai. Ir jisai, aišku, visą laiką buvo toj kairiai pusiai. Ir man tą ausį vis užėmė, žinot, ir aišku, jinai man nepraėjo, nes aš vis nardžiau, reiškia tą paviršutinį. Ir vieną dieną jaučiu, kad visai jau jinai man skauda tausis, bet aš aišku supratau, kodėl man skauda. Žinote, kaip yra, ar ne? Svarbiausia, reikia pastebėti. Aš atrodo girdžiu savo vyrą, ką jis man sako, bet aš nepriimu, ką jisai sako. Suprantat apie ką? Tai neužtenka girdėti, ar ne? Neužtenka sąmoningai, ar ne, girdėti, bet reikia priimti tai, ką sako. Ir ką jūs savo galvojat, ir man buvo labai blogai, aš jau nebegalėjau tverti to skausmo, teko įti vaistinę, vaistų prašyti. Ir guliu vieną, jau tą vakarą, jau kai skauda tą mano ausį, guliu tą vieną vakarą ant pilvo, taip pusiau,
kad ta ausis tai būtų ir, žinote, ir srautas pasileido. Ir pasileido srautas ir pasijungė Einšteino sąmonė. Ir man buvo labai keista, kodėl ta Einšteino sąmonė. Aišku, įėjo informacija, įeidinėjo tam tikri šviesos kodų, netgi ne šviesos kodų, įėjo matematiniai kodai, įėjo tam tikros dalelytės, ką reikia išleisti į Žemės erdvę, kad mokslininkai tiesiog nuskaitytų tą informaciją, paimtų. Ir to pasekoje Einšteinas, žinokite, ir vakar buvo pasijungęs, ir dar prieš kelias dienas, tai aš truputuką pradėjau rašyti jau, nežinau link ko tai nuves, nes pradėjus esu rašyti vadovėlį apie žmogaus struktūrą. Tokį paprastą, bet dar tik pačią pradžią padariau. Negaliu pasakyti, ar jis išvys tą, reiškia, tą materinę formą, bet laukiu tiesiog, kad informacija būtų paduota ir kad galėčiau visiškai pilnai nurašyti kas, nes tos matematinės formulės, tie visi matmenys, jie nėra labai lengvi, nelabai dar mano apdoroja tos smegenys, tai vakar ką padarė, vakar perkrovė mūsų visų smegenų dalis, tai reiškia mano ir mano vyro, ir perkrovė, kad galėčiau, reiškia, priimtos Einšteino tas formulės, nes nelabai eina suprasti, išeina jos man, aš jas nuskaitau, bet aš nelabai galiu į suvokimą įnešti. Suprantat, tu nuskaitai tuo metu, atrodo, nėra tų verbalinių žodžių, bet tas suvokimas yra dar ant tiek, matyt, smegenis jos apdoroja, bet iki suvokimo nedaina, todėl tas smegenis perkrovė, kad galėtume nueitų iki to suvokimo. Nes matyt, vis tiek kaip smegenys jos dirbo tam tikrų dažnių, reikalingas kitoks dažnis priimti informacijai. Tai va, tai tiek. Dabar galvoju, ką dar papasakot. Žinote, tiek visko daug įvyko, Tailando gamta nuostabi. Sakau, žemė pasitiko, jaučiausi kaip namuose ir atrodo, kad galėčiau ten tikrai gyventi, apart to, kad galbūt tas laikas toksai skiriasi. Bet iš tikrųjų labai buvo nuostabu, gilu ir manau, kad dar vieną stovyklą padarysiu rugsėjo arba spalio mėnesį. Tikiuosi, kad leis erdvė, kad čia viskas įvyks taip tikslingai ir dar viena stovykla tiesiog bus iš tų 2 mėnesių kažkurį. Dar negaliu pasakyti 100%, bet greičiausiai pažiūrėsiu, kaip iš srauto eis ir kaip viskas susidėlios. Tai va, mėlieji. O dabar noriu paklausti, gal kažkokių klausimų turite? Gal norit merginos? Matau, yra merginos. Yra Roma, yra Ramutė. Ir yra Jovita, kas buvo stovykloj. Gal merginos kažką norit pasakyti? Labą, čia šeimos pusryčiais užsiemus tą pačiu. Labas, Jovita. Bet aišku, labai norisi padėkoti už tą kelionę Tailande. Aš jau pradėjau ilgėtis jos, jau 2 savaitės, jau galvoju, vėl noriu. Kai buvo nuostabu kvėpuoti, bet vakarais ant viešbučio stogo po dangumi žvaigždėtų, nors nebuvo daug žvaigždžių, bet ir tą mėnulio štamimą ten stebėjom. Ir tikrai tos skirtingos sąmonės, važiavau, atrodo, dėl Budo sąmonę, kad taip jie dar iš savęs pažinti artimiau ir nuo to ir prasidėjo, ar ne, mūsų pirmos dienos, ta gulinti Buda didelė, kur labai buvo mano svajonė ją pamatyti ir ta šypsena veide, nes turbūt, kad tas veidas toks didelis, bet ta šypsena jo tiesiog spinduliuoja tą buvimu tokiu, bet tik tais prieš porą dienų turbūt savo įvardinau, bet pastebėjusi pokytį savyje, kad praeina ten darbo diena ar pusę dienos ir matau, kad nėra nuovargio, nėra to susierzinimo. Ir man kartais būdavo, jau ten apie 2-3 valandą dienos, kai reikėjo, vaikas grįžti iš mokyklos, toks lyg tuštumos jausmas apimdavo. Ir šitas dingo.
Ir gal aš ką supratau, kad matyt pas mane buvo tokia įtampa susikaupusi. Ir aš galvoju greičiausiai, kad ta visa įtampa išėjo, bet taip išėjo giliai. Ne tik, kad atsipalaiduoji per savaitgalį ar ne, paskui vėl savaitę, kad tiesiog jinai išėjo labai giliai visa įtampa ir matyt dar kažkas persidėliojo taip struktūriškai savyje, kad aš tiesiog dabar savo kasdienybėje, bet jau antrą savaitę jaučiuosi kitaip. Tokiam lengvume, tą energiją ir, bet sakau, neužeina, nes būna kartais, jeigu biškai per daug darbo įkrenta, jau tokia nepasitenkinimas, kažkoks vidinis tuštuma, kažkas jau ne, o dabar nėra, nebeliko šito man. Tai čia didžiausias toks pokytis, kuris atsispindi, kaip aš dabar jaučiuosi. Super, nuostabu, Jovita, labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, dar va, Jovita, kai pradėjai kalbėti, žinai, ką atsiminiau, kokia kūryba buvo graži Tailande. Tavo tokia iniciacija buvo Kristinai, va tenais daryti drabužius, ar ne, pas tave vėl dėl baldų. Ir aš sakau, kaip atsimenu, kaip gražiai viskas pradėjo, nu, va, ta kūryba labai skleidėsi tarp merginų. Aišku, ten dar buvo daug momentų, kurie tokie yra iš viso asmeniški ir stebuklingi atrodė, tai gal ne, dabar taip nesidalinsiu, bet tikrai buvo jau reikia važiuoti ir patirti. Jo, tikrai, nuostabu buvo. Ačiū. Puikiai komanda, taip, tikrai. Ačiū, Rita. Ačiū, tokiai. Gerai, merginos, gal dar kažkas norit pasidalinti, nes yra tik tais Roma ir Ramutė dar. Labą dieną. Galiu pasidalinti. Labas, Ramutė. Šiandien sėdžiu namie, nereikia į darbą, nes vakar dirbau, tai sėdžiu, aš jau turiu tą kalbį ir jau mane neša, aš tokia sėdžiu dabar apsvaigus, nes vėl pasijungia ta pati energija kaip Tailande, nes vis tiek tas ryšys labai išliko stiprus. Bet kuo noriu pasidalinti būtent apie šią kelionę, nes daug kelionių važiuoju su Rita ir man patinka. Už Ritos ir Tado paprastumą, atsakingumą, visą pagalbą ir svarbiausia tai humoro jausmą, labai labai gerą, kuris uždega ir motyvuoja tiesiog eiti į priekį, atrodo kaip ir baika pasakyta, bet ta baika pasakyta toks juokutis būna, jisai labai prasmingas, kur priverčia susimastyti. Tai va, o apie pačią kelionę, tai kas man labai įsimintina liko, tai mūsų visų 10 bendrystė. Visose kelionėse jinai buvo nuostabi, bet ši buvo ypatinga, nes turbūt kartu valgėm, kartu miegojom, kartu šniurklinom, ėjom į masažus, gulėjom vienos prie kitų. Tokia buvo bendrystė, kad, aš nežinau, iš tikrųjų, žmogus nebuvęs tokio kelionėje gali suprasti tą bendrystę, kas vyko su mumis būtent šios kelionės metu. Visur mes buvom kartu ir padėjom vienos kitom ir man labai buvo ypatinga, nes aš tokį ryšį visų mūsų 10 jaučiau, kad įsimintina, labai įsimintina ir labai prasminga man. O šventovės visos buvo labai stiprios vaizdai, stiprus vizualizacijos, kur buvo galima pamatyti, nes aš tai tokia žemiška, nelabai dar man čia labai daug kažko eina pamatyti, bet labai ėjo stipriai būtent ten ir aš visą tai parsivežiau į savo žemę, kurioje dabar esu vėl. O kaip tai reiškiasi, kaip ir ir Jovita sakė, kad ta ramybė labai stipriai atėjo, labai aš vertindavau darbe, labai buvo stipri kontrolė darbe, kad viskas būtų jau maksimaliai padaryta, nes ir esu tokia maksimalistė. Ir dabar aš su lengvumu ir aš žiūriu į savo kolegas ir man taip gera, jie daro savo, kiek jie sugeba, aš darau tiek, kiek aš sugebu. Ir 3 savo dabar budėjimus turėjau, nes iš karto ir grįžau į darbą. Tai tokia ramybė. Prieš mane dirbau, vieni sako, neina susitvarkyti su pacientais. Aš vakar atėjau, jie sėdi visi iškritę savo foteliuose, valgo ramiai, šypsosi ir tikriausiai, kaip ir Rita sakė,
su kokia energija, nu gal tu man buvai asmeniškai tai sakius, su kokia aš energija ateisiu į darbą, tą aš ir turėsiu visą budėjimo metu. Ir aš tai dabar matau. Aš atėjau su tokiu džiaugsmu, su tokia ramybė ir jie visi gauna greičiausiai tą ramią energiją, gauna tą ramybę, tokią palaiminimą, tiesiog šypsosi, net ir tie, kuriem tikrai nėra gerai. Tai įvyko pokytis pas mane, aš nunešiau savo kolegom, nunešiau savo pacientam ir tai labai akivaizdu. Tai vėl pasikartosiu, kai Rita sakė, kad tą savo šviesą, šilumą galim, dabar neatsimenu, kiek tu sakėte, tuo metrų spindulių skleisti aplink save, tai tikrai vyksta šitas dalykas ir tai matau realiai, kiek vienas žmogus gali įnešti tos būrėjo meilės, šviesos, tos parvežtos energijos į savo draugų tarpą, į šeimą, į kolektyvą, į savo darbinę aplinką. Tai va, tai didelis dėkingumas. Čia visko neišpasakosiu, nes reiktų labai ilgai kalbėti, nes buvom visą mėnesį pačios geriausios atostogos mano gyvenime, nes aš net neįsivaizdavau, kad aš galiu leisti savo pailsėti 30 dienų, išvažiavau 18 ir grįžau 18. Ir reiškia, viskas įmanoma ir matyt, kūrėja šitą mano mintį kažkada girdėjo, kad nu, tik tai dirbu ir viskas ir leidau pailsėti, tai didelis dėkingumas. Tai va, tai ačiū tau, Rita, labai ir tavo vyrui Tadui už tą visą suorganizuotą džiaugsmą mums visiems, už tą tavo vyro geografiją, kad pavyko mums tiek daug dalykų, nes buvom ir riftinge ir pabaigai, tai va, Rita, gal dar tu nesidalinai, mes buvom išvykimo dieną paplūdimy, kur kyla leidžiasi lėktuvai, tai turbūt buvo apvainikavimas. Buvo labai, labai stipriai, labai džiaugsmingai patirti tą jėgą kylančių lėktuvų ir leidžiančių ir pabūti visiems keturiem mums kartu. Tai va, tai ačiū labai ir lauksiu sekančių kelionių. Ačiū, Romutė. Jo, visai tiesiog, nu jau vat, paskutinių tų dienų jau net ir pamiršau, mes paskutinę dieną iš ties, nes mūsų skrydis vakare buvo, tai nuvykom, kur lėktuvai paplūdimyje, nu, oro uostas. Tai maudaisi vandenį ir tau leidžiasi pagal galvą lėktuvai, va šitai, nu, iš tikrųjų buvo jausmas labai geras, kai jie kildavom, nu, net tokia jėga tų lėktuvų, tai va, iš tikrųjų įdomi tokia patirtis buvo, tai jokiausi, sakau, nu, atvarėm į žaidimų, į smėlio dėžę pasižaisti, pasižaidėm su lėktuvais ir važiavom, iš tikrųjų pasimatavom ir paskui važiavom jau namo skridom. Jo. Tai va, įdomių tokių patirčių, aišku, ir turėjom, plaukėjome, raftingą turėjom, labai buvo smagu iš tikrųjų, nu, daug tokių, nu, nepasakojau tų tokių kelionių, nes pagrindinis dalykas mano buvo intencija, kad papasakot apie energetiką, kas vyko, kokie mokytojai kartu buvo, bet iš tikrųjų buvo tuo pačiu ir žemiškų labai daug nuostabių dalykų, kuriuos mes patyrėme. Tai va. Ką daugiau norėčiau pasakyti? Norėčiau tiesiog pasakyti, kad leiskite savo būti savo esmės ir savo esybės įaktyvintojai materijoje. Leiskite visai struktūrai susilygiuoti ir kad susilygiavus jinai tiesiog tekėtų per gyvenimą, per kasdienybę. Ir tik tai mes galime pakeisti tai, ką norime pakeisti savo gyvenime, tik mes galime įeiti į savo gylį, į savo sluoksnius ir patirti save. Tik nuo mūsų sprendimų priklauso, kaip mes gyvename šią dieną. Tai va. Ar turit kokių dar klausimų? Šiaip dar viena kelionė, dar yra vietų į Sardiniją, gegužės 16-23. Jeigu kažką domins, tiesiog parašykite. O jeigu neturite klausimų, tada keliaujame į meditaciją. Patirkime
tai, ką esame paėmę iš Tailando, patirkime tuos energetinius dažnius, kas yra mano kanale, kas yra mano struktūroje, o jūs tiesiog atsiverkite, jeigu jūs jaučiate, nes jeigu jūs esate čia, jūsų sąmonės yra pasiruošusios priimti tuos dažnius ir, manau, pasiruošusios išnešti į savo realybę. Tai tiesiog pakvėpuokite giliau, pakvėpuokite giliau. Ir galite pajausti aplink savo visą fizinę struktūrą spiralę, kuri eina su skirtingais dažniais. Jūsų atomus matau, jūsų energetinius centrus matau, nes ta spiralė, kur jinai įteka, jinai aktyvuoja visus energetinius centrus. Tai ateina, reiškia, ta spiralė atėjo iš mano kristalinio lauko. Ir tame kristalinėme lauke buvo Gautamo Buda suformavęs būtent tas spirales. Mano kristalinis laukas, jisai tiesiog yra kaip indas, kuriame Buda suformavo spirales. Kad suprastumėt, kaip tai veikia, ar ne? Ir galite jausti, kaip jį reiškia spiralė, jinai išjudina visus jūsų energetinius centrus ir kristalinės dalelytės, tai reiškia šviesos kodų dalelytės, įeidinėja į jūs. Ir galite jausti, kaip plečiasi galva, plečiasi visa jūsų struktūra. Ir kai struktūra jūsų plečiasi, spiralė, jinai gaunasi, kad jinai mažėja, jinai buvo aplink jūsų ar ne lauką. Dabar spiralė, jinai eina į jūsų ašį, nes jūsų kanalas platėja. Kodėl jisai platėja? Todėl, kad yra šviesos kodai, kristalinės dalelytės, jos išplečia jūsų kanalą ir jūs visiškai pilnai tai jaučiate per visą savo fiziologiją, per visą savo kūną. Ir ką aš dabar matau, kai ėjo į struktūrą kristalinės dalelytės, Buda jisai iš karto suaktyvino jumyse. Budo sąmonė, jinai suaktyvina per mano krūtinę. Suaktyvina jumyse ir kai susiaktyvina, žinot, ką aš matau, kad pas jumis yra suformuota ties smegenimis 2 laukai. Ir tie laukai, jos įsivardino, dabar man net labai keistai jie įsivardino. Tai kairiojo pusrutulio laukas smegenų ir dešiniojo pusrutulio laukas smegenų. Dar negaliu pasakyti apie ką tai, bent pirmą kartą aš užsirašau. Žiūrėsim toliau, kur nuves. Ir aš tiesiog matau, va ties jūsų galva, va čia tokį lauką. Kairiojo smegenų pusrutulio laukas ir dešiniojo. Ir dabar į tuos laukus įeina tokie substanciniai dažniai. Ir tie substanciniai dažniai, jie formuoja struktūras, formuoja sistemas ir visus tolimesnius mechanizmus, aktyvatorius reiškiasi jūsų kūrybai. Tai būtent yra susijęs su smegenim. Nes smegenys yra pagrindinis veikimo mechanizmas.
žmogui patirti savo aukščiausius sluoksnius ir taškus. Jeigu smegenys jos nebūna įaktyvintos procentaliai, kad priimtų iš aukštesnių sluoksnių informaciją, žmogus jisai priima tik tais į pačią žemiausią informaciją. Net kartais gali būti iš astralinės erdvės. Tai nereiškia, kad tai yra blogai, bet tiesiog iš astralinės erdvės. Smegenys turi būti suaktyvintos tam, kad žmogus galėtų iš aukščiausių sluoksnių priimti informaciją, ją suvokti ir perteikti savo realybėje. Ir labai gražiai galite jausti, kaip viskas vyksta. Labiausiai ir jaučiasi galvoje, išsiplėtimas. Kai kas galite jausti, aišku, ir širdyje, nes mūsų krūtinėje labai daug dalykų yra. Jeigu mes gebame išjausti vienu metu ir krūtinę, ir galvą, mes apjungiame šitą sistemą. Bet jeigu nepavyksta, tai viskas yra gerai, jeigu tik tai galvą jaučiat arba tik širdį. Svarbu savęs nespausti, o save jausti. Jausti, kas vyksta su jūsų fiziniais kūnais. Atminkite, fiziniai kūnai yra jūsų indikatoriai, kurie rodo jūsų sąmonės veikimą realybėje. Ir labai gražiai dabar aktyvina, reiškia būdų, reiškia, kai suėjo ta substancija, suėjo visa, reiškia, struktūros, sistemas, mechanizmas, aktyvatoriai tie naujai tai sklaidai, viskas dabar susiaktyvuoja ir aš matau tiesiog kaip tie du laukai, jie, užsidega, užsidega, tai reiškia įjungti jie yra. Ir kai jaučiam tą įjungimą, atrodo, kad galva gali svaigti, gali būti ar ne net pykinimas, toks išnešimas energijos, bet čia yra tiesiog vienas iš tų procesų, kurie jaučiasi fiziškai, kai mes pereidinėjom į kitą sluoksnį, nes jau esam pasiruošę kitam veikimui. Ir atminkite vėl, kad viskas tai yra apie jūsų fizinę būtį. Fizinė būtis atspindi jūsų sąmonės realizacija. Ir dabar leiskit savo save patirtame. Leiskit, nes, iš tikrųjų galit jausti ir ausyse zvimbimą, begalinį įsiskaidimą, nes jūsų smegenų abiejų pusrutulių laukai daro tokį poveikį jūsų struktūrai. Ir tai yra nuostabu.
Nu ir galite jausti jungti. Kūne jungti savo centrinę ašį, tai visiškai pilna vidinį stabilumą. Kai šitie du laukai įsiaktyvina, jūsų fiziniai pusrutuliai susiaktyvinę, tai reiškia visiškai pilnai susibalansuoja jūsų vyriškąją ir moteriškoji energija, būtent per smegenų pusrutulius. Kas įdomiausia, ir ne mūsų vyriškoji dalis, tai yra kaip ir dešinioji pusė, bet smegenų pusrutulis rodo, kad yra vyriškoji dalis, kairysis pusrutulis, o moteriškoji dalis smegenų pusrutulio yra dešinioji, antraip negu išties yra mūsų visa struktūra. Ir kai visiškai pilnai susibalansuoja, kūne jaučiame visiškai pilną vidinę ašį ir stabilumą, nes apsijungia tos dvi energijos. Ir va. Labai gražus toksai yra procesas, kuris vyksta kiekvieno struktūroje. Ir jisai yra ne tik tai gražus, bet jisai yra labai gilus. Praeina per daug jūsų sluoksnių, todėl kad tai yra susijęs su smegenim. Labai įdomiai girdžiu, sako, progresiniai veiksmai užfiksuoti. Ir to pasekoje įvyksta veikimas per kūrybinę energiją. Sako, jūsų laukai jau atverti naujam veikimui, būtent naujam veikimui tai iš jūsų pačių subtilių sąmonių dalių, kurie atves jūs į jūsų nepatirtas, reiškiasi, būsenas, suvokimus ir patirtis. Tai yra apie naujus taškus, kurie ateina iš jūsų pačių sąmonės kanalo. Tai reiškia iš aukštesnių sluoksnių. Kai smegenys yra perprogramuojamos, jos geba priimti visai kitą suvokimą, visai kitą informaciją. Ir šiandieną jūs, aišku, išbūkite
savo kasdienybėje kiek įmanoma sąmoningai. Leiskite savo stebėti, kas su jumis vyksta. Išgerkite daug vandens, nes procesus jausti galite iki pačio vakaro. Ir va dabar ta būsena, kurią jūs turite, jinai ir bus dar kol kas. Gali būti valanda, gali būti pusę valandos, viskas priklausys, ką jūs veiksite toliau. Bet jūs turėtumėte išbūti tame kiek įmanoma ilgiau. Nes energija dabar, kurią reiškia, kas įvyko su jūsų struktūra, jinai buvo labai greitai perprogramuota ir tas perprogramimas, jisai yra daug greitesnis, negu mes esame įpratę. Čia viskas vyksta momente. Tiesiog noriu pasidalinti, kad jūs suprastumėte, vakare mes meditavome su vyru ir su sūnum ir sūnaus draugu. Ir kai paleido tam tikrą Einšteinas informaciją, per perkrautas smegenis ėjo greitakalbė kalba. Greitakalbė aš kalbėjau tokiu greičiu, kuriuo neįmanoma suvokti. Bet kadangi buvo įrašas, tai aišku, reikės perklausyti įrašą. Tai ką noriu pasakyti? Procesai, kurie vyksta dabar mūsų struktūrose, nebereikalauja mūsų medituoti po valandas. Nebereikalauja mūsų išbūti procesuose tenais ar ne mėnesį, metus. Viskas vyksta čia ir dabar momente ir labai greitai. Labai greitai, jeigu sąmonė yra pasiruošusi, tai reiškia ypatingai pasiruošęs žmogus priimti naujus savo sluoksnius, savo aukštesnesias dalis. Viskas įvyksta momentaliai, tada nebėra tų procesų ilgalaikių, kur būdavo anksčiau. Svarbiausia, leiskite savo tuo patikėti, nes vyksta iš tikrųjų viskas čia ir dabar momente ir labai greitai. Ką aš jūs kviečiu dabar, kviečiu išbūti dar savyje, kiek galite ilgiau, nes iš tikrųjų srautus dar jausite. Pati informacija, kuri buvo nuleista ir kas įvyko jūsų struktūroje, jau įvyko, bet kaip ir sakiau, galite srautus jausti iki pačio vakaro. Tai išbūkite sąmoningam buvime su savyje, su savo pojūčiais ir jeigu norėsis, galit pasidalinti man asmeniškai, ką patyrėte, ką jautėte. Labai būtų iš tikrųjų smagu išgirsti iš jūsų. Tai linkiu jums gražaus sekmadienio, apkabinu jūs visus, jaučiu jūs, mes esam viena visuma. Tai džiaugsmas jūs pažinti ne tik tais žemės erdvėje, džiaugsmas pažinti jūsų sąmonės. Tai apkabinu ir iki mielieji.